Lakštingalos patarimas. Sugavo kartą žmogus lakštingalą ir norėjo suvalgyti, bet paukštelis jam tarė: Argi tu, žmogau, būsi manim sotus? Geriau paleisk, aš tave išmokysiu 3 dalykų, kurie tau pravers. Žmogus apsidžiaugė ir pažadėjo paleisti, jeigu lakštingala pasakysianti ką gerą. Lakštingala ir sako: Niekada nevalgyk to, kas valgyti netinka, niekada negailėk to, ko negali susigrąžinti, kvailais žodžiais netikėk. Žmogus paleido paukštelį, o lakštingala norėjo sužinoti, ar žmogus suprato jos patarimus. Pakilo aukštai jį ir sako: O, blogai padarai, kad mane paleidai, jei būtum žinojęs, kokius lobius aš savy nešioju, niekada nebūtų manęs paleidęs. Mano viduje yra didelis brangus žemčiūgas. Turėtum jį, to jau turtingas taptum. Išgirdo tai žmogus ir nuliūdo, tiesi rankas į lakštingalą ir prašo, kad toji grįžtų pas jį. Tada lakštingala sako: Dabar supratau, kad tu kvailas žmogus, visa, ko aš tave mokiau, nuėjo perniek. Gaili to, ko susigrąžinti jau nebegalima, ir kvailais žodžiais patikėjai. Žiūrėk, kokia aš mažytė, na kurgi manyje tilptų didžiulis žemčiūgas. Ir nuskrido.